Labas, Laura. Labas, Andriu. Noriu tave pakalbinti apie tokius neeilinius žygdarbius tavo. Įdomų kelią esi praėjusi ir noriu truputį pašnekinti. Noriu iš tikrųjų, kad prisimintum truputį senesnės istorijas, nes atvažiavai čia į Ispaniją ne pirmą kartą. Tai noriu, kad prisimintum truputį, kas buvo su tavimi, kas tu esi, kas tu buvai iki toliai ir pasidalintum, neišsiplečiant labai stipriai, kaip visas tas procesas ir ką tu išsineši iš viso. Tai pirmą kartą aš buvau retrite prieš pat Velykas, tai ten aš atvažiavau visiškai, taip sakyčiau, be gyvybės ženklų. Tai mano kūnas labai vangiai judėjo, man buvo labai sunku, didelės pastangas dėjau, bet net ant tiek nesupratau, ant kiek buvau pripratusi jau kentėti ir neturėti sveikatos ir viską daryti per išvalios paskutinių likučių. Tai nesupratau, kai man sakė, kad nei viena čakra tavo yra neaktyvi, aš galvau, gal kiti irgi taip jaučiasi. Kitiems gal geriau, tai faina jiems, bet žodžiu, bet normalu. Tai aš atsimenu patį pagrindinį dalyką, kad man buvo visiškai aišku, kad kiti taip pat kenčia. Mano protas niekaip negalėjo suprasti po pirmųjų dienų retrite, kad kiti mažiau kenčia arba išvis beveik nekenčia. Mano kiekviena diena buvo realiai iš kančios sudėta. Tai labai didelę dalį dienos aš kovodavau. Kovodavau su įvairiom programom, įsitikinimais, traumom praeities ir labai stipriai stengdavausi ir palaikyti save tuo pačiu, bet tuo pačiu ir mane traukdavo labai stipriai pasiduoti. Tai ištisai jaučiau, kad kūnas į kažkokias dalis atrodo skaidomas, rūkas smegenų ir sukasi galva ir kažkoks aiškumas ateina, ten savaitę, dvi aš pagyvendavau, tiktais kažkaip pradedu realizuoti save, planai atsiranda, tada daug veiksmo, tokia kaip manija ir tada vėl viskas žemyn, nes aš pervargstu, vėl kažkur kūnas labai stipriai pradeda reaguoti, nėra resursų ir tokiam rate aš daugybę metų sukaus, aš turėjau ir ligų iš emocinio fono kilusi fiziniam kūne labai stiprių ir nežinau, 20 metų tai mažiausiai aš kentėjau. Tai tos pirmos dienos, 4 pirmam retrite buvo grinai skirtos tokiom kaip vaikystės traumom. Vaikystės traumos, žaizdos, palikimo, atstūmimo, visos buvo susipylusios va taip į tokį didžiulį kamuolį. Tiesiog ir neteisybė žaizda labai didelė pas mane buvo. Tai vat gerokai visi mes pasidarbavom, kad tą kamuolį po truputį atnarstyt, iš kur kokie ten įsitikinimai, skausmai didžiausi, baimės, kaltės, gėdos. Tai viskas buvo man primesta, tai aš suprantu, kad kaip ir pati pasirinkau tą kelią ateidama čia, bet aš tikrai norėjau išsilaisvinti. Aš prisimenu tavo tą atvažiavimą, tai realiai, taip jeigu žmogų galėtum kažkaip nuskanuoti ir sakyti, su kokiu resursu jis atvažiavo, tai aš jau tada buvau išsigandęs, galvojau, atvažiavo, kaip ir negyvas žmogus. Realiai mes net nei pasisveikinom, nei apsikabinom, nes praktiškai atvažiavo mirtis. Jau, kai pasitikau tave, tu ten, galvoju, ir po to tas, aišku, visas tas procesas labai ant klaustuko buvo, ar įmanoma iš vis pakelt tokį žmogų. Neseniai buvo žmogus atvažiavęs, kur aš video tam pasidalinime sakau, sunkiausias atvejis. Ten tikrai sudėtinga buvo situacija, bet aš jau buvau pamiršęs tavo situaciją. Ir kai prisiminiau, kad dar toli gražu, buvo kitas atvejis, kuris iš vis tenais. Tai aišku, ten pastangų buvo tavo pačios įdėta. Žmonėm tai nesuprast visiškai, nes čia, ką mes kalbam, tai yra žodžiai. Jeigu net tu tai matytum, tai irgi tik tais matytum, bet per ką tu perėjai, tai ten visur degė raudonos lemputės. Ant ribos viskas buvo visą laiką ant ribos. Rezultatas ar atsipirko? Labai. Kaip tu gyvenai po to? Grįžai namo? Tai po to aš gyvenau vis tiek sudėtingai, tai kai kurios traumos atsilaisvino, atsiliko tokios erdvės atsirado viduj, bet nei aš žinojau, kaip užpildyti.
ir gal ir greit išsistumdė iš tos suspaustos senos traumos, dabar kaip galvoju, jos net išsiplėtė truputį ir aš vėl užsipildžius buvau kažkokią košę. Ir aš prisimenu, kad man buvo labai stipri manija, aš labai daug lakščiau po žmonės, rašiau, ieškojau ženklų, tiesiog kai aš gavau viltį, aš bijojau pamesti ją vėl, aš bijojau suklysti, labai stipriai bijojau. Ir aš tiesiog nemegojau, nežinau, kokias 3 savaitės beveik, po valandą, po 2, nes aš jau, man parodė mano dovanas. Aš gavau savo dovanas, kūrybą ir aš bijojau, kad iš manęs atims. Tai aš per naktis pati to nesuvokdama rašydavau, kurdavau per naktis iš baimės, tai baimė buvo, vis tiek milžiniška, tai aš kaip suprantu mirties baimė, kad aš nespėsiu ir taip negyvenau tarsi, ir nespėsiu visko parašyti, aš rašydavau per naktis. Tai tada dieną man arba į darbą reikdavo, arba dar su šeima bendrauti, su draugais, tai toks labai didelis tempas buvo, labai stiprus, kaip gavus kažkokių įrankių galingų ir nemokė jų valdyti. Ir visko nori. Tai toks, ir dar visiems parodyti norėjau, ir kad viltis yra, ir kad tas kelias yra. Tai toks dabar tikrai suprantu, kad pereikvojau visiškai save tada. Ir tikrai iš karto, kai jau dar pradėjau sirgti stipriai ir dar sužinojau, kad laimas man, dar sužinojau papildomų ligų, tai galvoju, vėl aš galiu neišsikapstyti, nes nieko taip dar nesijaučiau stipriai. Ir iš karto man davė ten skaičius, pradėjau sekti, kad reikia man antras įvažiuoti. Tai vėl sulaukiu ir pasipriešinimo didelio iš aplinkos, tai kaip tu žadėjai, sako, žadėjai per pirmą kartą susitvarkyti ir vėl tu, tai ar tu netapsi priklausoma, bet tas gal buvo toks, tai mano viduje irgi buvo ta dalis, kad ar aš netapsiu priklausoma, bet aš tada galvoju, ar aš noriu kentėti, aš uždaviau vienintelį klausimą ir aš tikrai nebenoriu kentėti, tai taip buvo. Va čia tas svarbus momentėlis, kai žmonės galbūt gali pagalvoti, tai čia viskas, čia nėra pabaigos, pradėsi kapstyti jo. Tai iš tikrųjų taip ir yra, pabaigos nėra, bet nebūtinai tie įrankiai, su kuriais dirbam čionais, jie yra, sakysim, super efektyvūs ir ta turbina tiek įjungta būna, bet čia tik tais, sakysim, gal užkūrimui. Iškūrimui, tų, sakysim, šarvų nuėmimui, atlaisvinimui, išpildymui, po to žmogus gauna begalybę kitų įrankių. Jau šitų tokių griežtų, sakysim, metodikų nebūtinai reikia. Tai aišku, tu atvažiavai antrą kartą ir kas tau dabar atsitiko? Tai antrą kartą, pirmą dieną dar labai stipriai man čia vyko tokie irgi kovos, tai labai jau stipriai galvoju vėl, jeigu taip visos likusios dienos, tai nedaug dievė galvoju. Ir tiesiog, kadangi jūs turit papildymą nuostabų personalą, tai atsirado viena moteris, kuri visiškai atitiko, ką aš 20 metų mokiausi visas praktikas, visas teorinės, žinojo psichologinės psichoterapijas ir labai kūrybinga. Tai ačiū, kad leido, man ypatingai taip su ją viską sukomponuoti ir atrasti savo naujus būdus tiesiog, kas man geriausiai galėtų padėti. Čia ypač rodau, nes su kaklu tai tragiškai. Tai tiesiog po to antra, trečia diena, labai irgi intensyvios, bet jau irgi viltingos, kad ta šviesa vis dėlto ateis ir atėjo. Ir atėjo. Čia aišku, žodis pasisekė, gal ne tas žodis, bet mes savo arsenale turim, sakysim, tokius žmonės, keturiese, ir visi yra savo sričių specialistai. Ir mūsų viena iš darbuotojų, Irina, jinai praktiškai tavo kopija yra, nes irgi begalybė metų studijų, viskas skersai išilgai, visi pjūviai, psichologijų, terapijų, kokių tik tais nori. Ir tik tais tiek, kad jinai tau šituos visus įrankius panaudojo dabar taip efektyviai. Tiesiog, tu ir pati tą visą tai jau buvai studijavusi. Bet pačiam neišėjo su savim, nes vis tiek užgožė šešėliai kiti kažkokie. O kai kitas dar padeda, o aš jau tai žinau, tai tiesiog kartu mes, kaip komanda labai gerai buvo. Plius čia tarp viso šito, kas stovėjo? Grybukai, karaliukai, dievukai. Grybukai, jie realiai įgalino visus šitos įrankius. Jo, tai jie viską ir padarė, kad mes susitiktume, kad aš atvažiuočiau, kad tu mane priimtum, kad žmonės man suaukotų pinigus. Tai buvo iš vis, ačiū visiems iš tikrųjų. Tai buvo nuostabu, nežinau, mažiau nei savaitę visi pinigai atsirado. Tai
gali truputį papasakot, kokio herojiškumo, vat, kas tas herojiškumas, vat, tau, ta prasme, reikėjo surinkti pinigus retritui. Ir ką tu padarei, kaip tau reikėjo per save perlipti? Aš jau pirmam retritui visą savo kreditinę kortelę išnulinau ir iš kitų santaupų paėmiau pinigus. Tai jau antram retritui niekur nebuvo jokių paslėpto lobių. Ir aš šiaip buvau gan geras žmogus pasirodo, tai aš dažnai aukodavau pati kitiems žmonėms, tai vaikučiams, tai sergantiems. Ir pernai aš paaukojau širdies operacijai vienai moteriai iš bendruomenės ir tada pas man ateidavo visada atnaujinimai, kaip tas fondas veikia, kaip jai sekasi. Ir aš tiesiog supratau vieną dieną, kad man pačiai reikia šitą fondą sukurti. Nes, kaip dar pinigų galėčiau gauti. Ir žinojau, kad, Dievas ir nuspręs, jeigu man lemta, jeigu viskas pakeliui, tai ir žmonės padės. Tai vis tiek vėl kūryba atsidarė, aš pradėjau eiliuoti, taip dalintis ir tikrai nesitikėjau ir buvo nelengva priimti tiek daug gerų žmonių. Tiesiog nepažįstami žmonės tiesiog siuntė man pinigus. Tai toks norėčiau gal žinutę vis tiek perduoti visiems, kad mes nesam vieni, mes esam bendruomenė, visuomenė. Tai, kad ir jūs nepadėjot seniau kažkam, bet vis tiek jums padės, visada duos šansą. Nebijot prašyti. Nebijot pasakyti, kai man sunku, nebijot kreiptis. Jo. Žmonės iš savęs visi yra geri. tą gerumą visi turi, bet retas, kuris išdrįsta paprašyti, kai tau to reikia. O paprašyk tu žmogaus, bet kurio žmogaus, va, tarkim, ar gatvėje kažkur man reikia pagalbos, ten ratą nuleido, man reikia tenais 10 centų trūksta atvirkimui kažkokiam. Nu visi duoda. Nes gerumą tą visi dosnumą jie turi, tą grūdelį. Tai, nu, čia tavo ta istorija su va, šituo, wow, aš galvojau, kiek, sakysim, esi pakankamai viešas žmogus. Ir vat, paprašyti viešai, kaip tau reikėjo perlipti per save. Nu, tiesiog aš užsiduodavau savo uždavinius. Šiandieną fondą sukurti. Nu, tik pabandysiu, tipo imituoju. Ne, iš pradžių video. Tada, fondą apžiūrėsiu, nepriima lietuviškų sąskaitų. Ai, draugės paprašysiu. Ir taip po žingsnelį. Pritruko drąsos, ta draugė sako, tai atvažiuok, aš tau padėsiu. Nu, va taip draugė padėjo. Tada įkelsiu kažkokią grupę. Jeigu sako, tu įkelk ten, kur labiausiai gėda iš pradžių. Gerai, galvoju, tokį kaip žaidimą. O rytoj, sako, viešai turėsi į Facebooką. Gerai, galvoju. Tai va taip po žingsniuką, 2 savaitės rašiausi ir per savaitę va įvyko stebuklas, galiu sakyti. Super. Nu, kokį rezultatą, su kuo mes atsisveikinam su tavimi, kokią tu dabar išskrendi? Aš išskrendu tiesiog pripildytą, atskleisti mano talentai, didžiulė puokštė, nežinau, pintinė, nežinau kaip pasakyti, kraitis mano talentų. Tai kurti esu palaiminta kūrybai, nešti žmonėms šviesą per kūrybą, per vaizdinius ir rūpintis savim, ko aš nemokėjau. Tai čia buvo pamokas man rodomas tas dienas, kaip rūpintis savim, visų pirma savim, tada kitais ir kiekvienas taip turėtų elgtis. Ir kad aš gimiau I was born for freedom. Tai čia, aleliuja, ačiū Krypams. Tai taip ir jaučiuosi pagaliau šiandieną, kad aš išsilaisvinau. Tai yra, be galo nuostabus jausmas, man nepatirtas, tai taip dar virpa viduj daugas, kaip čia reiks taip įsipatogintam jausme. Man viskas priklauso, aš priklausau viskam, viskas yra vienis, nieko nereikia bijoti, per daug stengtis, tiesiog tikėk, būk dėkingas. Bet šitas viskas vienis, viskas tai frazės girdėtos turbūt nemažai kam, bet ne visi tai patiria tiesiog, o tu iš realiai supratai, kas tai yra, pajautai. 2 metus aš Mūdžių klausiau ir jisai tą šnekėdavo. Mane labai traukdavo tos kalbos, aš tai suprasdavau, nesuprasdavau, aš galvojau, kad kažkaip traukia, tai klausydavau. O dabar gavos vis tiek tokia dovana, kad aš 20 metų ir pati labai daug investavau. Praktikos, terapijos, Mūdžių klausiaus. Ir dabar atrodo viskas paėmė tokį gražų kamuolį ir apsiviniojo. Ir tą vienį patyriau. Visada svajojau tą vienį patirti su viskuo. Kad aš neatskiras, tu neatskiras, niekas neatskira. Taip gera tada. Šiaip, kai pirmą kartą aš tave pamačiau, kai mes susitikom, kai sakau, atvažiuoja žmogus ir nuskanuoja ten žmogaus gyvybės, kaip žaidime, kokiam žmogeliukas, žaidži žaidimą ir ten gyvybė senka, tai jau rodo ten 30%, jau
20, jau tuoj bus hirdikštė. Ir vat, kai tu buvai tokia leisgyvė, tai ir nesinorėjo, nu, ten nei apsikabinėti, nei nieko, tai šiai dienai realiai noriu tave apsikabinti. A, kaip gera, aš tai labai noriu tave apsikabinti. Tiesiog. O, ja. Ačiū tau labai už Ačiū tau. pasidalinimą. Ačiū tau. Ačiū grybukams. Dar nori kai ką nors patarti. Ne, tiesiog žydėkim, gyvenkim, džiaukimės, dabar jau galima džiaugtis. Ufa!